Labą dieną visiems. Šiandien trumpai kalbėsim apie klientų aptarnavimas. Kas yra klientų aptarnavimas? Jeigu jūs parduodat savo prekes, jūsų klientas, nesvarbu ar didmeninė arba mažmeninė klientas, vis tiek jūs kažkokią atsakomybę turėsit už jūsų prekes. Ir pasaulyje yra labai daug pavyzdys kad kaip klientas aptarnavimas turėtų būti ir kaip geras įmonės, kaip vertina savo klientas, nesvarbu mažas įmonės arba mažas klientas arba didelis klientas. Pas mane yra problemas, gal jūs galit padėti man kaip čia sutvarkyti šitą problemą, dėl to, kad aš jau nebegaliu žaisti. Aš perku šitą mašiną, čia yra Nissan Navara, perku 4 metų anksčiau perku iš UAB Raitas Nissan oficialių atsakovas Lietuvoje. UAB Raitas, kuri yra ten prie Žirmūnų, gal jūs žinote, Nissan oficialių atsakovas. Iš ten perku naują mašiną ir su leasinga perku ir dar leasingas nebaigėsi ir dėl to, kad garantija dar nebaigėsi, kitą metų 6 mėnesį baigėsi. Ir jeigu žiūrint, aš kiekvieną kartą servise važiuoju, aš apie beveik kiekvieną mėnesį šį mašiną, servisą, apie, sakysim, 10 kartų į metus tikrai važiuoju į servisą. Arba jie pasižiūri šitą mašiną, arba jie aptarnauja, arba kažką keičia ir taip toliau. Bet 10 kartų į mėnesį važiuoju, 10 kartų į metus šitą mašiną važiuoju į servisą. Reiškia, jie visą dieną mes likom be mašiną ir tikrai labai problematiški. Aš turiu savo darbas, aš turiu savo klientas, aš turiu savo prekes ir aš turiu šeimą, aš turiu 2 vaikas, kuri yra, atsiprašau, parodysiu jau kėdės, matai, 2 vaikai turi. Ir kaip sunku atiduoti mašiną servisai ir liksi be mašiną. Labai problematiški. Ir tokia problema turiu, kad jie nenori sutvarkyti. Aš iš Raitas perkau, 1 metų į Raitas važiuoju mašiną, labai dažnai už problemas ir man jau nusibodavo, kadangi aš dirbu Garūnuose, šalia Garūnai. Ir aš atidavau mašiną, kitas Nissan atstovas UAB Fakto Auto. Jie irgi taip pat remontuoja. Bet vis tiek problemas atsirada. Jie tiksliai irgi nesako, už ką problemas ar kažką, jie bando. Aišku, šitam remonto laiką arba už tą aptarnavimas, kurį aš rezultat neduoda, aš nieko nemokėjau. Bet labai daug nervų ir liko be mašina ir nauja mašina nedirba. Ir dabar aš apie savaitę 10 dienų anksčiau vėl atidavau mašiną, aš galvoju jau paskutinę kartą į Nissan Raitas, UAB Raitas. Ir dega mašina, buvo šitą lamputė, variklis lamputė dega buvo. Aš jam atidavau mašiną, aš jam sakau, aš jam parašiau irgi jau man nusibodo, sutvarkykit mašiną. Arba sutvarkyti mašiną, arba grąžinti mašiną, grąžinti mano pinigų, arba gerą pasiūlymą padarykit, kad pakeisim mašiną. Aš jums šitą mašiną duosiu, jūs man kitą mašiną duokit ir taip toliau kažkokie pasiūlymas padarykit. Jie ką pasakė? Jie pasakė, kad jiem neįdomu mano mašiną pirkti ir tiesiog jie gali padėti už pardavimą ir jie pakeitimą arba grąžinti pinigų nieko tokia nebus ir garantinė mašina nieko nedaro. Ir aš jam atidavau mašiną už servisą, kad gerai sutvarkykit tada, pilnai sutvarkykit. Ir vakare jie man davė mašiną atgal, kad jie, ką jūs padarėt, jie tiesiog perkrauno visą kompiuterą ir dabar klaidą neduoda, galit važiuoti. Jūs kažką keičiat, kažką remontavot? Ne, nieko neremontavo. Ir tada vėl atsiras, po kažkiek važiuosiu, vėl atsiras klaida. Tada, jeigu atsiras, tada pasižiūrėsim. Pasakė, man atrodo, jie pasakė UAB Raitas direktorius. Vardas tiksliai neatsimenu, bet man atrodo direktorius sakė, gerai, jeigu atsiras kažkokia problema, atvežkit mašiną ir mes dar kartą pasižiūrėsim. Dėl to, kad kažkurį laiką pasižiūrėjom šitą mašiną, kitas oficialius atsakovas UAB Fakto Auto ir jeigu atsiras klaida, vėl dar kartą atneškit. Vėl
vakar už vakar vėl atsirado klaida, kelis dieną anksčiau. Aš jam rašau e-mail, aš jam skambinu, gerai, dar kartą atsirado problemas. Nu, dabar sutvarkykit mašiną. Nu, prašom, sutvarkykit, man jau nusibodo. Ir aš noriu, kad ir duokit man kitą mašiną už tą dieną, už tą dieną, kad aš nenoriu likti be mašiną, kaip aš padarysiu, kaip mano klientas aš aptarnausiu, aš liksiu be mašiną, darbas sustabdys ir visas daug dalykas. Ryte reikia vežti vaikas į darželės, vakarą reikia pasiimti vaikas iš darželės, nu dabar važiuoju į darželę, vaiką pasiimti ir su variklės lamputė degė, žinai, nu suvaizduok, čia pavojingas dalykas realiai. Jei kaip čia šitą dalyką leidžia, aš nesuprantu. Ir jie man tiesiog, aš jiem parašau e-mail, sutvarkykit mašiną, ir jie man šiandien parašė e-mail, raštiški, jie nebenori pasižiūrėti mano mašiną. Kadangi jie nesvarbu, garantai yra ir nėra, nesvarbu, jie nebenori pasižiūrėti, jie pasakė, kad kadangi kurių laiką kitas atstovas pasižiūrėjo mašiną, mes nežinom, ir mes netikim, ką jie padarė ir taip toliau, dėl to mes nebenorim bendrauti su jumis. Jūs toliau bendraukit su kita įmonė ar su dar, nu, žiūrėkit, čia yra, aš kaip, žinai, table tennis, kaip čia tenise kamoliukas, žinai, viena ten, ne vienas nori, turi atsakomybę, nenori, ir tiesiog ten. Ir vartotojas teisės irgi, kadangi mes perkam šitą mašiną į įmonę, vartotojas teisės irgi prie ko tiesiog duokit į teismą. Nežinau, aš asmeniškai visiems dabar sakau, aš daugiau nebepirksiu Nissan ir aš daugiau nebepirksiu jokią mašiną iš Uberaitas. Aš taip galvoju. Ir jeigu jūs turit kažkokią, aš nežinau, praktiką, prašom, parašykit man, padėkit biškį, žinai, aš ilgai laiką dirbu Lietuvoje ir ten normaliai dirbu ir tokią blogą aptarnavimą gyvenimą nemačiau. Aš matau, kad man atrodo, aš gyvenimą blogą sprendimą padarau, kad perku šitą mašiną iš šitos įmonės. Jeigu jūs turit praktiką, prašom, prašykit, padėkit man, dalinkit kontaktas, kas gali padėti mano problemą. Labai ačiū.